Važiuoju į Kauną palydėti savo kurso draugo, bičiulio Vido Kunčiaus. Daugumas sveikuolių jį pažįsta. Tai Žulinčių lyderis Danutės Kunčienės vyras, kurį mes žinojame kaip nuoširdų draugą, bičiulį, žmogų pavyzdį tarnavimo, aukojimus savo reikalui, savo darbui. Mes visuomet matėme jį šalia Danutės, visuomet su neštuvais, su nešuliais, su prakaitu, visuomet pasirengęs padėti, tarnauti bendram reikalui. Tikrai tai buvo pavyzdys tarnavimas ir aukojimas. Ir šiandien mes jį palydime. Bet negaliu savo atleisti, ir turbūt dauguma iš mūsų negali savo atleisti. Kodėl mes jį pražiopsojam? Sakydavo, Vidai, nustok rūkyti, tai labai negerai. Ne, sako, jau niekas man nepadės, jau taip esu sutvertas, jau čia nieko nepadarysi. Ir sakau, negerai, negalima. Tikrai bus blogai. Metai iš metų mes jam kartojam, bet nesustabdėm. Ir išėjo dėl plaučių ligos, dėl rūkymo, dėl intensyvaus rūkymo, kuriam vaistų mes taip ir nerandame, neturime. Matyt, prastai esam pasiruošę susidūrimui su šita bėda. Todėl šiandien išleidžiant, palydint Vidą į amžiną kelionę, į amžinos ramybės palinkint, tikrai turiu sakyti, atleisk Vidai, mes tikrai dar nepasiruošę tokiems atvejams, kaip padėti, kokiais argumentais, kokių pastangų reikia, kad sustabdyti tą nelaimę, kurią matai, žmogus eina, tarsi kariasi ir tu negali nukirpti virvės, negali sustabdyti, nors čia galbūt lėtesnis yra procesas, bet mes pražiopsojame. Todėl kviečiu, raginu visus, nebūkime abejingi. Tikrai turime žymiai daugiau padaryti, kad neleisti žmonėms taip lengvai išeiti. Tai mes išleidome Vidą. Atleisk Vidai, siekis ramybėje. Amžiną tau atilsį. Sudie.